gerą rytą. Labai pakolkas ankstyvo ryto, dar nėra 7. Mes jau esam Lietuvos pakrašty ir važiuojam į Rygą su dar vienu įdomesniu modeliu. Mariaus Klimetso Nissanu, kurio viduje yra Sabo motoras ir važiuojam apimtis. Tai Mariau, gali kažką papasakot, kur mes važiuojam ir ką veikiam šį nuostabų šeštadienio rytą? Aš vis dar noriu miego. Aš čia galiu dar susiškot, ne? Tai važiuojam į Rygą. Važiuojam pas Viktors ir dar kažkokį čiuvelį kitą, kuris sumapins. Planuojam atsukti Sabo motorą biškelį arba susprogdinti. Tai planas kiek arklių? Daugiau negu 300. Daugiau negu 300. Tai va, vienu žodžiu, toks mūsų šiandienos planas. Važiuosim į Rygą mapinti Sabo motoro ir, manau, parodysiu eigą, kaip tai vyksta. Ir Marius vėliau papasakos apie patį modelį ir ką būtent su juo nuveikia gero. Atvažiavom į Latviją, dabar važiuosim ant Dino stendo. Čia va, kaip ir jau chebrytė ruošia. Valo tepalus, nes greičiausiai kažkas buvo biškį apsisisiojęs, tai matysim, ar Nissanas įsioja. So what do you have, 2 liter or 2.3? 2. And Nissan turbo. Yes, on the Sunday. Which one is it? The 2871. Ball bearing? Ball bearing, yeah. Volvo Sprint in the engine. Siemens Deca 850. So it's gonna scream a bit, hopefully. Big boy map sensor, I see. Map sensor. 500-ish Deca. Oh no, 630 or 840? 840. Go good, good. Go hard or go home? Yeah, true. That's the dyno operator. Hello. No. Marius. Adis. Balandas. So this is gonna be sort of a legal sports car. Yes. Kažkokio gaukių čia pilna, nieko čia nesuprasi. Galėčiau keliais vairuoti. Mažas tas Nissanas. Bet užpakalis kaip toli už tai. Su kilimukais tvarkingai. Sabo variklio kompas panašu. O, kad neužmiršt, kuri pavara. Kažkokios šaibos. Guliamba gerai sveria, švinas kažkoks. Čia panašu, kad buvusio motoro voštuvai. Pasidėjęs kaip talismaną turbūt. Nu tai va, toks tas Nissanas. Važiuos ant Dino stendo, matysim, ką čia galima iš to Sabo motoro atsukti. Pataikys ant volų. Hey, now. Tai tą. Matosi, kad žmogus seniai sėdėjęs sportiniai mašinai. Mechanik. Vienuolim automatą pripratęs. Mostly they come like open decks, and the liner on the 500 plus horsepower levels really like to walk around. Above 500 something, and that's the main reason why the head gaskets blow. 500 HP. Probably with crappy tune you can get that even on lower numbers. Pasiraitojęs rankovės viską. Tai ką čia darot, Mariau? Išsukam lemdą. Ir? Dėsime lemdą. Kodėl? Matytume miškį. O kodėl šita netinka? Nes čia kompo į paprastą nero bandas. That's the AliExpress 5-volt to 3-inch E-bend adapter. Yes. It sucks. And how well does it fit? It fits. It fits. Dar džiaugtis, kad nekaršta. Džiaugiuosi. O užkūręs lauksi, kol pašils, ar iškart tik yra atlaina? Aišku, redlaina.
One fan is controlled automatically and the other one is from switch inside. Currently one is running from the sensor. The sensor is from E21 BMW. 85-ish degrees. Yeah, something 85-ish, and there's a... So yeah, I can run both from that one. And you can still overdrive them with the switch. Let's see. Factory 3-wire APC, there's 2 signal wires from the ECU and one 12-volt wire. And the wiring guy did a mistake. Petkūnai atvedė 2 signalus, o turėjo atvesti 1 signalą į 12 voltų. Tai ką, vieną laidą kut ir viskas? I have a better one if you need it. Yeah, please. Tai turėjom problemų su būsto solenoidu, sutvarkėm ratai iš tikrųjų. Plačiau. Turėjom 2 į solenoidą, turėjo ateiti signalas ir 12, tai atėjo 2 signalai. Ačiū Dievui, kad Latvija žino, ką daro. Tai po to pradėjus solenoidui valdyti turbą, supratom tai, kad 1,5 baro biškelį sankabai per daug. Ir ties 420 Newtonų pradėjo sankabas lysti. Tai not great, not terrible. Tai būstą sumažino iki 1 baro, 1,2 baro. Ir apačioj turėjo, man regis, gal 0,8 baro. Tiesiog pačioj pradžioj. Tai rezultatas pasiektas 400 Newtonų ir 330 išsikrovė kamerą. Tai kamera neišsikrovė. Tai pasiekta buvo 400 Newtonų ir 333 arkliai. Tai sprendimas toks grįžti į Lietuvą, pasikeist sankabą, kažką rimtesnio dėt, nes sankaba iš LRR už 50 pinigų nelabai atlaikė. Čia gal mano problema buvo. Tai planuosi yra sukt 1,5 baro. Ir gal kokius 460 Newtonų ir 360 arklių. Nu, bet veikia.